Labą rytą, atsikėlėm, ruošomės, saulėlė jau lend, geroką, netakins reikia užsidėti jau. Tai prasidės varžybas, 3 varžybų etaps ir vat jau kaip matot, žmonių daugėja, renkas chebra. Iš tikrųjų vakar negaudėm, bet vat treniruoti buvo sunkiai ir žiūrėsim, kaip čia šiandien seksis, ar bus tas žuviais, ar nebus. Šiaip aplamo baltų žuvis dabar sunkiai jud, nes čia irgi daug baltų žuviais, karpė, amūra visokiai. Ir žodžiu, netaušku, einu registruotis, einu kalbėti su bičiulės ir žodžiu, greit susitiksim. O! Labas! Kur? Gal paim? Šitą tikrai neturiu dalyko. Va čia atsidaro. Apsaugalo vaikų. Nuo vaikų. O, vaikulėlis būsit. Gerą labą rytą visiems. Malonu matyti susirinkusius į laukiamiausią šių metų etapą. Jis pernai parodė, kad gali būti laukiamiausias etapas. Jis pernai čia buvo pagauta didžiausia čempionato žuvis, 92 cm lydeka. Taip pat manau, šiandien bus daug traukinių, daug keiksmažodžių ir laimės stipriausias ir tie, kurie traukt moka. Tai treniruotė buvo reikalinga, kas atvažiavot, kas neatvažiavot. Kažkam šitas etapas atrodo kaip finišas, ta prasme, kad jau po 3 etapų bus aišku plius minus kas yra nugalėtojai. Bet mano manimu yra tas pirmas etapas, kad atvažiavo žmogus, kuris visose 3 likusiuose dalyvaus ir laimės. Tai kažkam atrodo pabaiga, kažkam tik tais pradžia. Priminsiu trumpai taisyklės. Fotografuojam visas žuvis, siunčiam 10 po varžybų. Tau Aurimui Bartkevičiui. Žuvis fotografuojama liniuotės taip. Ta prasme, pilvu į apačią ir snukis remiasi į lentelės pradžią. Tai liniuotės pradžią. Turim 5 tvenkinius. Šioks toks lengvas surprizas jums. Jo, bet bus 3 burtai. Tai realiai zona A žvejos šitam tvenkinį, zona B žvejos sekančiam tvenkinį ir zona C žvejos 3 tvenkiniai. Va šiandien yra 2 ant kalniuko ir 1 ten link tvoros. Vietos tikrai kiekvienam ras, tas biškė apaugęs yra. Tai nusprendėm toj pusė, kad nespausti jūsų į žolės nutraukinėti šitų avižėlių. Tai padalinom, davėm dar 2 tvenkinius. Tai čia visiems staigmena yra, bet žuvis įskaitinė visa, apart lydeka nuo 50 cm. Tai kad lydeka mažesnė negu 50 cm paleidžiam ir ta prasme, netampam katiną už ūsų, bandydami nusiųsti Aurimui, nes Aurimas yra griežtas šitoj vietoj. Tai prarasta vienos žuvies vietą yra sunkus reikalas. Kas valandą laiką keičiamės. Ta prasme, bus signalai, tai migruoja zona A, migruoja į zoną B, B migruoja į C ir C migruoja į A. Tai reiškia, kad visi pagaudysim tvenkiniuose po 2 kartus. Per varžybas 3 valandas atgaudom, valandos laiko pertrauką, pailsim ir paskui dar 3 valandos. Tai va, tai turbūt tiek informacijos iš manęs. Klausim. Taip. Dėl didžiojo tvenkinio žolių. Vakar, ta prasme, kalbėjom, kad arba uždarom pusę tvenkinio, arba gaudom visam. Tai nusprendėm, kad gaudom visam tvenkinį, tai jau ta juosta palei tvorą galima gaudyti. Bet ten tikrai atsargiai vaikščiokit, nes yra bebrų olų pragraužta, tai kad neįkištumėt kojų, neįsisuktumėt. Tai reiškia, visas tvenkinys galima gaudyti aplinkui. Tai dėkit burtus, įsitrauk po vieną. Užkabliuoti negalima. Kabliauti negalima. Žuvis pagauti negalvos srityje, privalom būti paleista nedelsant. Nežiūrim. Nežiūrim. Įtariu, šitas šičia reiškia. Burtus turbūt traukia. O ne, kiek padarys visi? Zona A, tai šitą tvenkinį traukiam. 1, 2, 3, tai varom. Taigi va, čia yra zona A ir jai 1 valandą eina 3 numerį. Į zoną B kas eina? Tai čia prie tvoros, jo. Kukurūzas numeris 1. Tai kukurūzas numeris 2 eina į tuos tvenkinius 3.
Biški. Aš čia porakšti. Įdomi, kad pirmam stabdis pradės cypti. Nu čia geras dėdis kimbu. Bet žuvis kokis. Alek, tu kon čia fotkins tokis. Ai, net ne fotkins. Žiūrės, ką bus, jeigu kas popeitų šitą tokiu prisitrauks. O, jau to norėk fotkinti. Čia jau virš didesnį. Jau. Net 10 reik susirinkti stafiki. Net nesuprantu. Kapis savo laužuvę, kas čia? O, 9 cm beveik. Tu čia rimts reikalas. Vo. Nu, tokiu susifotkins, 10 dabar bus gera. Nesijauk gausti jau. Aš tai fotografuos. Reik, 10 susirinkti, paskui jau ką bebūt. Nu tai vat, bent dėl to. Nu va, bet tokių 10 pagava jau 700 cm. Nu va. Daug maž. Jo! Žiūrėk čia šaikai. Mes čia nereikėjo sakyti garsiai, dabar prisimenu. Turėjo vieną karpio prie gero. Tokį bum! Viskas. Gal amūras buvo? Nežinau. Arba šamas? Bet nenuėjo tiesiog, nu neįkirtau gal. Nors reik pirmą paragauti. Nėra kada tam bliusi. Gerai. Įsirašyk, dar Almantui pakelį metu ir į doseną jo foto. Šitas 24 eurai, ne? Gerai. Dar dėlą gal meškerėms reikia? Mažiukų viską gal kažkokio. Jo. Atsukrinsis, ne? Tu na, tas kosti tai ką pastom. Nu, pradėjo lyti. Bet kažkaip taip tai nesijaučia. Nu, labą smolkę lin. Taigi gerą dieną visiems. Ačiū, kad šiandien susirinkot, laukiam šitą etapą, jis pis ir baigėsi.
Lauksiu dabar jis ne keiksmažodis, o ištiktukas. Tai va, tai. Ačiū rėmėjams, gausybė rėmėjų, kurie mumis surinka čempionatą. Ačiū Chill & Fish'ui, kurie su mumis priima 2 metais. Ir kviečia kitais metais pavasarį, ne? Pavasarį kviečia. Ačiū Agniui Šaltibarščius. Tai va, tai. Aš visą dieną taip džiaugiausi, kad yra 42 žmonės, bet nėjo daryti taip, kad fake it until you make it, ir pasirodo buvo 32 žmonės. Tai vis tiek rekordinis dalyvių skaičius. Pernai buvo daugiausiai 30, šiemet 32. Tai tikrai malonu, kad augam. Sekantis etapas rugpjūčio mėnesį dar nenuspręsta kur. Sužinosim, kai liks porą savaičių iki varžybų, kad būtų sunkiau treniruotis. Ir šiandien sugavom 27 metrus žuvies. Tai yra gan neblogai. Ir turim galvakablį šiandien, kuris sakė įteik prizą 30 vietai, 20 vietai ir 10 vietai. Tai norėčiau pakviesti 30 vietą Elvinas Burba. Šaunuolis. Labai ačiū. Šaunuolis, svarbiausia stengtis reikia. Nu taip, svarbiausia dalyvauja, dėkui. Taigi 20 vieta. Prie naujų akinų tiks Tomas Mikasėnas. Sveikinu. Ir 10 vieta iš jaunosios kartos atstovų Rytis Pabarška. Rampalą keisime varybas. Šaunuolis. Ačiū. Taigi, 9 vietą su metru 18 Renatas Kulikauskas. O Renato nebėra? Ar jau pasakė ir viskas. Nesveikinu. Dėkui. Dėkui. 8 vietą su metru 21 Almantas. Ant sienos. Sveikinu. Ačiū. 7 vietą Valdas. Dar rašiau jau pabaigos. Pagaliau 10. Ačiū labai. Šaunuolis. 6 vieta Vitalijus Audžy. Atsiprašau, 5+1. 5 vieta Pranas Gaudinas. Pranai dabar beveik lyderių šauni. Nu, ne tai, kad į lyderis, bet dar visai nesusibaigiau. Vietą apdovanosiu asmeniškai prie automobilio. 4 vietą Agnė nusprendė apdovanoti asmeniškai prie automobilio. Tai yra Mindaugas Urniežius. Asmeniškai prie automobilio su Agnė nueisite po apdovanojimo. Bravo, blogai suskaičiavau, tai šitą vėl duosiu šitą. Taigi, Big Fish'as. Su drebančiam rankom pristatau dar vieną su drebančiam rankom, tai Laurina Kuzbarskė. Jau antra šiemet, ne? Ir abu virš 50. Ne, O kiek buvo karščias? 45. Tai dar leškis bus. Kiekimės. Taigi, 3 vieta. Edmundas auksinė raidė. Sveikinu. Ačiū. Ačiū. Nu čia dabar bus geras. Kad ir kaip yra, daugumai kepurės numušė. Antroje vieta Mantas Bakanauskas. Negaliu patikėti. Sveikinu. Ko nefilmuoju? Nusifilmuoti. Pakartosim, bet kad tavo įėjimą gerai čia. Ir 1 vieta. Su drebančiam rankom pristatau su drebančiam rankom žmogų Lauriną Kurzbarskį.
Taigi, šaunuolis. Dabar paprašysiu visų nepabėgti ir nusifotografuoti prie vėliavų. Ir tuo pačiu nusifotografuoti norėčiau su nugalėtojais, jeigu galima. Nu, važiuoju, žiūriu jau netoliai numu esu, dar niek nepafilmavau jokios pabaigos. Tai žodžiu, važiuodams iš tikrųjų galvojau, ko blogą darau. Atrodo, tos kasdienis, toks, sakykime, žvejybos. Būn tikra, kad sekas, būn viskas pagaunu, ten faina, gražu ir tų bonusiukų vieną kėdą ten papol. Ypatinga, kad nefilmuoju, dažniausiai tie bonusiuką papol. Bet esmė ir tokį, tepi nikap neronda atsakym, kodėl man nesisek tos varžybos. Iš tikrųjų, aplama Avižadrėj psi toks dalyks, kad, daug lem sėkmė. Iš tikrųjų, gali tom pripažinti, manau, ne vien aš pripažins, kad yra sėkmės reikalas ir perna visų metų rezultatus laikiau sėkmį, nes tiesiog tu negali žuviais pasišerti, niek negali son padaryti, kad ant tau kažkokį turėtų apetitą didesnį dar kažko. Tiesiog, jeigu tu pataikė, anont kaip ir tinkamą pravedė, tada ir pajam. O vat, jeigu anos, kaip sakyti, šiandien buvom 32 žmonės, buvom tikra gan daug, tai ta žuvis bėja tų visų vaikščiojimų, visų tų šnekučiavimų, masalą skraido ten, kaip sako, piau, iš vieną galą į kitą galą. Ir ta žuvis būna tokį pasimetusi, tokį išsigondusi iš tikrųjų ir būn, kad nekim. Ir tiesiog kas pataikyvo tuo moment, kad ant biški padrasy ar išalks sekundę, nežinau ten. Nes iš tikrųjų buvo tokių momentų šias varžybos, kad pavyzdžiau nekimbarė ir bam, kokie 3 žmonės pagaun po koks, karos, sakykime. Ir iš tikrųjų va toks keistas fenomens yra, kad nekimb ir pokš, susigauto žuvis. Ir vėl paskau tyla, viskas ramybė. Ir po kurio laiko vėl pom susigaudo. Aišku, ne vis laik tiep. Būn, kai, sakykime, užkimtas viens karos, vėl tada pertrauka būn ir tokių dalykų. Bet iš tikrųjų atsakymą, kodėl nesisek šį sezoną step ir neturiu. Atrodo, nei kažkoks masalus pakeičiau, nei dar kažkon, nei pravedimų technikų. Atrodo, viskon te padarau, kaip ir praeitas metas. Gal tiesiog jau man žienis paseno. Gal kiti gudresni palieka, ar dar čia kažkas. Tiesiog, nežinau, sunku pasakyti, bet nesisek. Tai vat, tokios varžybos iš tikrųjų vis laikai fainė varžybos. Ar tu laimi, ar tu nelaimi, esmė ir pabūti su savo bendraminčias, su geras bičiulės, džiaugus žiaurė už Laurin, liuksėlį, kelų, nusineš Big Fishą, paėm pirmą vėją, blem šaunuolis ir iš tikrųjų šį metą tai, kaip saka, pirmą prizinį vietą, bet vis tiek iškovoji, stengės visko irgi į trefkį važiavo, pagavo Big Fishą, karpį, 5-7 cėmų, man rodos, žodžiu, lava poikė. Šaunuolis Laurės, iš tikrųjų džiaugus už tai. O man mata šį metą sunkia. Nenuleidu nosis, dar lieka 2 etapą, katrus galų kardinaliai pakeis savo rezultatą. Bet jeigu bus taip, kaip ir šios varžybos, tad viskas jau. Sezonas baigtas. Ir iš tikrųjų bus 2 tikra dar sunkia etapą, tai bus viens iš valčių, dar vieta neaiški, ir bus viens ar vidus, tai irgi ten tvenkinys ar mėgėjų, ar peršleiks irgi neaišku dar, 100% irgi matys pagal situaciją. Ir žodžiu, tokie reikalą. Ir nežinau, kon daugiau papasakoti. Realiai, kon pagavau, tai aplama 3 karosą, katriai buvo 2 po 12 cėmų kažkur, 1,22, po to gaudžiau saulažuvis, tokis mažytis 7-8 cm. Tai va tas saulažuvis uždarė man visą dainos 10-toką. Tai jeigu nebūčiau fotkenis tų mažų žuvyčių, būčiau buvęs kažkur dar žemiau. Iš tikrųjų net nepakliuvau į 10-toką, nežinau, kur be palikau kokio veito, nes rezultatą parėjom biškį po to po laiką jau. Tai vat galbūt jeigu jau
montausiu video, gal jau ir žinosiu kelintą vietą iš tikrųjų paėmiau, bet žodžiu, šią minutę žinau, kad esu žemiau 10-oką, nes negavau jokių prizų. O Avižadrė varžybos, tai prasme čempionatą, tai yra apdovanojimas pirmas 10 vietų ir šiandien buvo 100, apdovanoja dar 20 ir 30 vietą. Tai vat gavotėm po kepurėkį ir kalūris masaliukų, man rods. Tai vat tokias fainas varžybėgas iš tikrųjų, matot, aš esu jau, kaip sakyt, jau gaudo vėlgą laiką ir man nesisek ir aš nenusiminu labai, kad man, kaip sakyt, čia nepasisek, tiesiog žiaurė faina ir pabūti tuo tokio įtampo, toks adrenalinėlis ir šiaip, per pėtus su bičiulės pašneki, po varžybų pasileikti pašneki, prieš varžybą susiteiks pašneki, kas kon kap čia nori daryti ir va tokie reikaliukam. Tai visiems siūlau atvykti, sudalyvauti, išbandyti ir manau jums bus kablys, sakys, noriu į davėjimus varyti. Tai va tokie dalyką, toks varžybas, toks epizodas, ačiū, kad žiūrėjot, visiems neižvyna ir iki sekančių kartų.